Sveiki! Ar kada nors susimastyti, kad paprasti stebėjimai atlikti tiesiog mokyklos kieme galėtų tapti svarbiais duomenims NASA mokslininkams? Šiandien kaip tik ir pasigilinsime į programą, kuri visą tai paverčia realybę. Tik įsivaizduokime. Duomenys apie debesis ar upelio temperatūrą keliauja ne šiaip į mokytojo stulpčių, o tiesiai į vienos didžiausių pasaulio kosmoso agentūrų archyvus. Skamba lyg fantastika, tiesa? Na bet pažiūrėkime, kaip tai veikia iš tikrųjų. Pasirodo, tai yra visiška kasdienybė mokiniams ir mokytojams daugiau nei 120 pasaulio šalių. Ir tai reiškia, kad mokiniai iš, tarkim, Lietuvos gali savo surinktus duomenis palyginti su tuo, ką atrado jų bendramžiai Japonijoje ar Brazilijoje. Jie tampa tikro pasaulinio mokslininkų tinklo dalimi. Štai ji, GLOBE programa. Pilnas pavadinimas skamba sudėtingai – globalus mokymai ir stebėjimai aplinkos labui. Bet esmė labai paprasta. Tai yra tiltas, jungiantis mokyklos klasę su didžioju mokslo pasauliu, paverčiantis paprastą smalsumą realiais, mokslui naudingais duomenimis. Aišku, tokia programa yra neįtikėtinai naudinga, bet kartu ir labai reikli. Tai kelias, kuriame susiduria didžiulis iššūkis ir tikrai išskirtinis atlygis. Būtent šis balansas ir yra visos programos variklis. Programos instruktoriai tam apibūdinti naudoja labai gerą terminą – vidinė ugnelė. Tai nėra vien tik žinios ar metodikos išmanimas. Tai yra aistra ir atsidavimas, be kurio ilgalaikis darbas šioje programoje, tiesiog neįmanomas. Juk čia ugdomas ne tik mokslinis raštingumas, bet ir atkaklumas bei atsakomybė. Ir štai, ši citata iš programos mokymų puikiai parodo, koks tai rimtas įsipareigojimas. Dauguma atkrenta. Kodėl? Nes tai nėra vienkartinis projektėlis, tai nuolatinis mokslinis darbas, kuris reikalauja, pavyzdžiui, matavimus atlikti kasdien, tuo pačiu metu, nesvarbu ar lauke lyja, ar šviečia saulė. Na ir čia natūraliai kyla klausimas. Jeigu taip sunku, kasgi motyvuoja tas keliasdešimt Lietuvos mokyklų ir tūkstančius visame pasaulyje tęsti šį darbą metai iš metų? Kas juos veda į priekį? Pasirodo, motyvacija kyla ne vien iš gražių idėjų. Egzistuoja labai aiški ir apčiuopiama sistema – mokslo garbės lenta, kurioje sėkmė įvertinama simbolinėmis žvaigždėmis. Tai yra tikras, matomas pripažinimas. Pažiūrėkime, kaip tas grįžtamojo ryšio mechanizmas veikia. Viskas prasideda nuo mokinių surinktų duomenų. Kai šie duomenys ne tik pateikiami laiku, bet, kas svarbiausia, yra panaudojami tikrose NASA mokslininkų tyrimuose, mokykla kas 3 mėnesius gauna įvertinimą žvaigždes. Ir tai yra tiesioginis įrodymas mokiniams, kad jų darbas yra svarbus. Gerai, tai už kokius tyrimus pelnomos tos žvaigždės? Įsivaizduokime, kad visa mūsų planeta tampa viena didelė laboratorija. Programa apima 4 pagrindinės sritis arba, moksliškai tariant, Žemės sferas. Taigi, mokiniai gali rinktis tirti orą, kuriuo kvėpuojame, gyvybę aplink mus, vandenį upėse ir ežeruose, ar net žemę po kojomis. Kiekviena sritis turi savo tyrimų metodus, vadinamus protokolais. Ir tai yra labai svarbu. Tai labai tikslios, visame pasaulyje vienodos instrukcijos, kaip atlikti matavimus, kad duomenys būtų palyginami. Pavyzdžiui, tyriant atmosferą, vienas populiariausių darbų yra debesų stebėjimas. Ir tai, žinote, nėra šiaip žiūrėjimas į dangų. Tai tikras mokslas reikalaujantis atpažinti debesis pagal jų klasifikaciją, o tai savo ruožtu padeda mokslininkams tikslinti orų prognozes ir klimato modelius. Ir tai tampa savotišku žaidimu. Išmokstam atpažinti, kad tie plunksniniai debesys aukštai danguje yra cirrus, o tie sunkūs pilki, kurie atneša lietų, nimbo stratus. Tai yra tikri moksliniai terminai, kuriuos naudoja meteorologai visame pasaulyje. Mokiniai ne tik stebi, bet ir lygina savo duomenis su palydovų nuotraukomis. Gerai, o kas tyriama biosferoje? Dažniausiai pasirenkami fenologiniai stebėjimai. Paprastai tariant, tai augalų gyvavimo ritmo fiksavimas, kada sprogsta pumpurai, kada keičiasi lapų spalva. Ir šie atrodytų tokie paprasti duomenys padeda mokslininkams suprasti, kaip klimato kaita veikia visos planetos augalyje. Tie, kurie gyvena šalia upės ar ežero, gali rinktis hidrosferą ir tapti tikrais vietos vandens telkinių sergėtojais. Jie matuoja vandens temperatūrą, skaidrumą, cheminę sudėtį. Ir tai svarbu ne tik pasauliniam mokslui, bet ir vietos bendruomeniai.
Ir galiausiai pedosfera arba dirvožemis. Čia netoks paprastas veiksmas kaip dirvožemio temperatūros matavimas dviejose skirtingose giliuose tampa be galo vertingų duomenį mokslininkams, kurie tyrė klimato pokyčius ir jų įtaką, pavyzdžiui, žemės ūkiui. Prisimenate, kaip kalbėjome, kad programa yra labai sudėtinga? Na, dabar turbūt ne vienam kyla mintis, viskas skamba puikiai, bet atrodo neįveikiama. Tačiau egzistuoja būdas įsitraukti lengviau. Pažiūrėkime, ką patarė programos instruktoriai. Štai puikus palyginimas. Viena vertus, turime atmosferos stebėjimus, kurie reikalauja, tiesiog geležinės disciplinos, matuoti kasdien tuo pačiu laiku. Kita vertus, štai fenologiniai stebėjimai yra kur kas lankščesni, juos galima atlikti vos kelis kartus per savaitę, būtent tada, kai vyksta pokyčiai gamtoje. Taigi, esminis patarimas pradedantiesiems yra labai aiškus. Pradėkite nuo fenologijos. Tai mažiausiai įpareigojantis, bet vis tiek ypač vertingus duomenis teikiantis tyrimas. Tai tiesiog puikus būdas paragauti programos ir gauti pirmasias taip trokštamas žvaigždės. O dabar apie tai, kas galbūt svarbiausia. Kaip tie pavieniai, mokyklų kiemuose surinkti stebėjimai virsta kažkuo dideliu, kažkuo globaliu ir reikšmingu. Šis skaičius kalba pats už save. Daugiau nei 277 milijonai tiek matavimų jau yra sukaupta Globo duomenų bazėje. Tai yra visų programos dalyvių, įskaitant ir Lietuvos mokinius, bendras milžiniškas indėlis. Kiekvienas įvestas skaičius tampa šios didžiulės pasaulinės mozaikos dalimi. Ir štai čia slypi tikroji magija. Ta duomenų bazė leidžia akimirksniu palyginti kritulių kiekį savo mieste, pavyzdžiui, Klaipėdoje, su duomenimis iš kito žemyno, tarkime, Akrono miesto Jungtinėse valstijose. Staiga vietinis stebėjimas tampa pasaulinės analizės įrankiu. Ir ši milžiniška duomenų bazė tampa pagrindu mokinių tyriamaisiams darbams. Remdamėsi Globo duomenimis, jie gali kelti hipotezes, analizuoti tendencijas ir parengti pilnavertę mokslinę ataskaitą, kuri atitinka visus akademinius standartus. Tai tiesiog neįkainuojamas pasirengimas ateities karjerai mokslo srityje. Taigi, pabaigai klausimas pamąstymui. Globio programa parodo, kad mokslas nėra uždarytas kažkur steriliuose laboratorijose, jis vyksta čia ir dabar, o kiekvienas smalsus protas gali tapti jo dalimi. Ką dar būtų galima atrasti, jei apjungtume jėgas? Tai juk ko gero tik pradžia.